Labas, Pelenė. Su tavimi susipažinau, kai perskaičiau Brolių Grimų pasaką. Dar ir dabar ją skaitau, nes tavo gyvenimo istorija nejučia labai panašiai manąją. Pelenė, aš suprantu, kokia tu jauteisi nelaiminga, mirus mamai. Aš vaikystėje jaučiausi taip pat, kai buvau 4 metų, žuvo mano mama. Aš ir mano seserys jam tėvui mažai rūpėjome, kadangi buvau mažiausia ir savimi pasirūpinti negalėjau, nuolatos vaikščiau murzina ir alkana. Mano tėvas nebuvo turtingas, tad ir gražių drabužių niekada neturėjau. Pelenuose tiesa nemiegojau, bet lovos skalbiniai nebuvo baltesni už juos. Niekas manęs nemilavo, niekas nebučiavo. Tu, Pelenė, nors ant mamos kapų nubėgusi paverkdavai, o aš ir to padaryti negalėjau, nes po mamos mirties išsikėlėme kitur gyventi. Kai pradėjau lankyti mokyklą, buvo šiek tiek geriau, bet po pamokų grįždavau į šaltus ir nejaukius namus. Ištekėjau vyriausiai mano sesuo. Kartais su kita seserim prisiglausdavom pas ją. Netrukus jai gimė sūnus. Oi, Pelenė, tu nežinai, ką tada sugalvojo mano sesutė. Ji nutarė mūsų seserim pasiimt globot. Kaip tarė, taip padarė. Atrodo, tik džiaugtis mums beliko. Bet kur tau tapome nemokamomis auklėmis, tarnaitėmis ir šiaip pastumdėlėmis. O dar kiek pinigėlių už mus gaudavo, tik mes jų nematydavom. Neturėjau net dantų šepetėlio, ką kalbėti apie kitką. Tik krūvą užsienietiškų skarmalų, nesibaigiantys barimai ir nesuskaičiuojami niuksai. Na ir galiausiai čia dar. Bet ir mano gyvenimas prašviesėjo. Kartą klasės auklėtoja pamačiusi eilinę mėlynę mano pakyje, nutarė, jog to per daug. Ji pranešė, kur reikia ir sesuo neteko mano globos. Auklėtoja pasiūlė gyventi pas ją. Kito pasirinkimo aš neturėjau, todėl sutikau. Nuo tos dienos mano gyvenimas pasikeitė, lyg burtų lazdelę mostelėjus. Pelenė, ar gali įsivaizduoti, kad aš dabar turiu naujus madingus batus, naują striukę, netgi džinsus, apie kuriuos anksčiau nesapne nesapnuodavau. Aš ėmiau pasitikėti savimi, dingo baimė. Šį laišką Peleniai, kurį mums perskaitė buvusi Violetos auklėtoja ir globėja, mergina parašė, kai mokėsi 7 klasėje. Dabar jie jau 20. Deja, kaip toje pasakoje, princese Violeta netapo. Šiandien ji vėl gyvena skurde, tik jau su dukrele ant rankų. O jeigu sutiktumėt, pamatytumėt, ką norėtumėt Violetai dabar pasakyti? Na ką, norėčiau pasakyti, kad jinai labai apmąstytų savo gyvenimą ir stengtųsi kuo mažiau klaidų daryti, nes jauna tebėra dar. Norėčiau tikėti, kad jinai pasimokė iš tos savo klaidos, bet visko dar gali atsitikti. Bet kad sutiktų, tikrai linkėčiau dorą žmogų, kuris padėtų jai gyventi, o ne skriaustų ją, kaip ją visi skriaudė nuo mažų dienų. Mokytoja prisipažįsta, kad savo palinkėjimus Violetai gali perduoti tik per mus, nes pastaruoju metu jos visiškai nebendrauja. Tiesiog buvo periodas, kai mergina labai norėjo gyventi savarankiškai. Net iš tėvų namų vaikai išeina, o aš jai tebuvau tik globėja, karčiai šypteli savo namuose paauglę priglaudusi moteris. Žinojau tą mergaičiukę nuo 5, prisimena pedagogė. Žinojau, kad visai mažutė neteko mamos. Aš vis neatsimenu nieko. Tik žinau, kad mama buvo nupirkus man ten dovanai kažkokį gumytis ten, saktukų, bet kiek žinau, sesė sakė, kad išmetė lauk. Daugiau niek nebeatsimenu. Žinojau, kad 4 savo dukterimis nesugebėjo pasirūpinti ir tėvas, tęsė savo pasakojimą mokytoja. Na, kiek jau jisai sugebėjo, nes buvo mėgstantis išgerti ir kai jie atsikėlė gyventi, ten viena moteriškė tokia, gana tvarkinga, negerianti, galvojo kartu gyventi, bet jinai mėnesį iškentėjo ir parėjo, sakė, negaliu, nes jisai prašydavo, kad kartu jinai su juo išgerinėtų, o jinai buvo negerianti ir negalėjo su juo gyventi.
užėdė tokį tarpą, kai gerdavo labai kartais tą pamatį. Parvaždami iš mokyklos kartais valgyti nebūdavo ir reikėdavo gyvulius mums šertis pačiom. Nuo vilko ant meškos. Taip galima pavadinti tolimesnį Violetos gyvenimą. Nuo 12 metų mergaitė jau kentė ne tik alkį ir šaltį, bet ir smurtą. Baisiausia tai, kad Violeta ir jos sesė Vaida būdavo skriaudžiamos savo vyriausiosios sesers Juditos namuose. Tas vyras jos kartais muždavo mumis su sesė ir su Laidu. Taip kažkaip paskui nebenorėjo gyventi pas su sesers. Jinai tiesiog labai dažnai gaudavo mušt, vaikščiodavo su mėlynėm ir vieną kartą jinai atėjo irgi į mokyklą su mėlynė ir aš tiesiog pasikviečiau pas direktorę ją, mes pasišnekėjom ir tada kartu su direktoriu išsikvietėm iš seniūnijos darbuotojų, iš Telšių vaiko teisių specialistai ir tada jos atvažiavo, pasikvietė tą jos seserį ten ir mes ilgai šnekėjomės. Jinai pasakė, kad aš jos nemyliu, nenoriu, raštų tokį parašę. Ir nebuvo ką daryti, tada aš ir paklausė, sakau, gal Violet norėtum pas mane pabūti. Ir jinai sutiko. Tuomet prasidėjo tas periodas, kurį Violeta prašė savo laiške Peleniai. Mergaitė pagaliau turėjo namus. Jinai atėjo pas mane, net apsiklot neturėjo. Aš pirkau patalynę. Iš tų pinigėlių dar jos neturėjau mes niekur atsigulti. Iš pradžių ant čiužinio, ant grindų. Mano dukra solidarizavosi su ją, irgi padėjo miegoti. Tai paskui pavaduotojas mokyklos mums dovanojo tokį padėvėtą fotelį viengulį. Tai va, žodžiu, kai parėjo, aš gyvenau su dukra vienam kambarėlį. Mes visos trys gyvenom vienam kambarėlį, nes butas mažas. Violetos klasės auklėtoja ne tik pavalgydino, aprengė ir apavė, bet kas mėnesį jo sąskaitą ir po 100 litų padėdavo. Gaila man jos buvo, prasitarė mokytoja. Tokia mažutė, lėta ir susigūžusi. Metus laiko aš gyvenau. Bet paskui išėjot. O kodėl išėjot? Kažkaip nebesutarėmės tenas. Paskiau išėjau atgal pas sesers tos Vaidos. O ta kita vyriausios buvo išvažiavusi į užsienį. Tai pagyvenom irgi metus, gal 1,5 metų. Paskui sužinau, kad gyvenam nepilnametės dvi. Mane paėmė vaikų namus, o ten seserį kažkur mėnesį laiko liko iki 18 metų. Tai jos nebepaėmė, tik mane vieną. O koks tas gyvenimas vaikų namuose buvo? Jau nekoks tas gyvenimas buvo. Iš pradžių buvo nelengvai, bet sesuo mane pasiimdavo savaitgaliais. Katrai sesuočiai? Ta Vaida pasiimdavo. Savaitgalis esu parvažiuodavau, per vasarą atostogas. Ir paskui, kada išvažiavo į tą užsienį, paskui važiavau pas kūmus, Almus, Ilsėdžius. Violetai trūko gero žodžio, trūko šilumos. Tiesiog peties, prie kurio galima būtų prisiglausti. Aš susitikau su juo Telšiuose, autobus stoties pažinom per jo draugą. Paskui kažkur prie kavinės susitikome su juo. Taip, iš pradžių bendravom, paskui čia atvažiavau kelis sykis. Taip pradėjome draugauti. O kuo jis jums patiko? Iš pradžių toks geras atrodė viską, bet paskui atsivėrė jo akis. Pradėjo mane mušti, ir pas savo tėvus mane mušo. Remigijos mama bandė mane stoti, ir Remigijos mama gavo į pati. Mušti nuo jo. Taip ir išėjo mums. O dėl ko jis muždavo? Man čia buvo paleidęs iš lėkštės į galvą. Nes kaip aš buvau pavalgęs neseniai, jis man liepė prievartą valgyti. Sakiau, kad nenoriu. Jis man paleido štai tą lėkštę į galvą, kad nevalgiau. Buvau parėjęs su draugu užgėrėm. Tas draugas irgi mane stojo. Paskui čia buvo išvaręs mane lauk, paskui susirado mane. Sakė, pareikia į namus, sako, čia blūdžiai. Ir paskui parėjau. Nebenoriu jo matyti, sako švelniai prie savęs dukrelę Kamilę glausdama Violeta. Nerūpime mes jam. Jei nei Jurgita, nei pinigų, nei namų neturėtume. Man ji kaip mama, šypteli Violeta, Kamilei močiutė. Violeta, sakyčiau, gal labai dar kaip ir vaikiška.
dar nemokanti, gal ne kad nemokanti, nesuprantanti, kad jai pačiai gyvenime reikia už save kovoti. Jinai turi savo Kamilę ir jinai įsivaizduoja, kad gyvenimas ir visas tas šeimos gėris susikūrė savaime. Jinai gal nesupranta, kad tai yra didelis darbas, kad šeimoje būtų ir šilta, ir gera, ir vaikui, kad būtų gera. Jai labai trūksta tokio postumio, kad kažkas padėtų, bet kad Violeta būtų ten ar apsileidusi, ar neprižiūrėtų vaiko, to tai tikrai nėra. Jinai be galo myli tą Kamilę ir Kamilė visą laiką ir šiltai, ir švariai, ir tvarkingai aprengta, ir truputį kas veda ir pas gydytoją, ir prižiūri ją, ir pati geriau nenusiperka ten kažko skanesnio, bet kad būtų Kamilė. Kamilė visada kartu, niekam nepalieka jos, ar ten močiutė, ar dar kažkam nepalieka prižiūrėtos Kamilės, jinai visą laiką pati. Bet dar tokia neišmokyta gyvenimo gyventi, taip gal pasakyčiau. Tokia.